SEO yra tik įrankis, vienas iš kanalo, kaip žmogus tave pamatys, bet tai negarantuoja pardavimo, nes gali būti, kad tavo pasiūlymas jam neįdomus. Žmonės tiki, kad galima paspausti kažkur mygtuką ir per vieną naktį bus rezultatai. Po savaitės nuo tų visų technikų, ką išmokau, pritaikiau ir gavau baną iš Google. Banas visam gyvenimui, tai vadinasi D-index. Vienas iš mito, kad dauguma galvoja, taigi tu specas, padaryk. Čia panašiai kaip advokatui sakyti, davai laimėk. Taigi tu specas, eik laimėk, o argumentų neturi jokių. Google'as dabar keičia, ne tai, kad kas savaitę, bet labai dažnai. Kelis kart per metus gali pakeisti ant tiek, kad jau kas buvo naudinga, dabar jau nebenaudinga arba nebeveikia. ChatGPT ir Google turi skirtingus algoritmus. Tai nėra tiesa, kad ChatGPT žiūri, kas yra reitinguojama Google, nors tokių pokalbių yra, bet jie turi savo algoritmą. Jeigu tu pasitikė, valio, atvažiuoja, viešbutis uždarytas. Tu buvai tinginys. Kažkas užsakė bilietus per ChatGPT ir atvažiavo į uždarytą viešbutį. Čia lietuviai, mūsų lietuviai buvo. Jeigu SEO specialistas pasakė jums, kad jis garantuoja, keiskite SEO specialistą. Tikrai tai. Neskambės, nobody cares about your struggles. Turi eiti, daryti, niekam nėra svarbu. Kas tau yra sunku? Nepastebėti profesionalai. Pirma serija. Pas mus šiandien svečiuose yra įkūrėjas ir vadovas įmonės Easy SEO. Vladimirai. Sveiki. Labą dieną. Tai trumpas toks klausimas įžangai. Kokį vaidmenį jūs turite Easy SEO kompanijai? Gerai, čia labai lengvas klausimas. Įkūrėjas, vadovas, užteks. Papasako, kaip prasidėjo tavo visas kelias į tą SEO pasaulį, ar tai buvo planuota, ar tai tiesiog natūraliai kažkaip atėjo mintis pas tave tokia, tai labai įdomu sužinoti. Gerai, neplanuota, čia buvo 11, pradėjau domėtis 10 metais, tai prieš daug metų. Aš užbaigiau karjerą vienam versle, galvojau, ką daryti ir tada išgirdau apie SEO. Kas čia niekas nežinojo, absoliučiai niekas nežinojo, nebuvo jokių vadovėlių, nei YouTube'o, nieko nebuvo, tai tiesiog turėjai tą informaciją kažkur atkasti. Ir pats turėjau vieną projektą, sukūriau, aš ne programuotojas, bet sukūriau su Joomla tinklapį ir kiek prisiskaičiau, pradėjau taikyti. Po savaitės nuo tų visų technikų, ką išmokau, pritaikiau ir gavau baną iš Google. Banas visam gyvenimui, tai vadinasi D-index. D-index, kai tas domenas jau daugiau niekada gyvenime nebus indeksuotas Google, pirma pamoka išmokta ir tada jau gali eksperimentuoti ne taip drąsiai kaip su pirmu projektu. Taip. Tai čia buvo mano projektas, daugiau mes ant klientų neeksperimentuojam. Supratau, tai čia buvo jūsų tokia pirma klaida, iš kurios pasimokėt ir daugiau nesinori, kad kartuotųsi. Teisingai. Supratau. O kokia pati SEO misija yra? Kas jūs labiausiai motyvuoja darbe? Okay. Motyvuoja darbe čia vienas dalykas, o SEO... Būtent jūsų įmonės misija kokia, ir kas jūs labiausiai motyvuoja? Gerai, motyvuoja tai turbūt tai, kas viduje yra motyvacija, kad man patinka visas tas pasaulis, man patinka gilintis, kaip tai veikia. Čia vienas turbūt pirma dalis, o antra dalis svarbiausia, kad tai gali paimti ir pritaikyti klientui, kad klientas gautų kažkokius rezultatus, naudingus, gerus rezultatus savo verslui. Tai yra didelė motyvacija, kai tu matai, dabar mes išmokom, mes supratom, gal kažkur paskaitėm Google dokumentaciją, pritaikėm ir matom rezultatą jau kliento svetainės. Kiekviena, kuri yra jums pastatyta, kaip sako, misija, jūs viską galite padaryti, nes pas jūs yra labai didelė motyvacija, kaip jūs dabar paaiškinat, kad viskas yra... Taip, mes galim padaryti viską, kas yra mūsų rankose, nes su SEO tu ne visko gali kontroliuoti, tau Google'as nepriklauso. Taip. Tai čia vienas iš mito, kad dauguma galvoja, taigi tu specas, padaryk. Čia panašiai kaip advokatui sakyti, davai laimėk. Taigi tu specas, eik laimėk, o argumentų neturi jokių.
Tai ir, kaip advokatui reikia pasiruošti, jam reikia medžiagos, jis turi kaip scenarijus atidirbti ir pasirinkti kažkokį kelią, kur jis tiki, kad rezultatas bus geriausias. Taip ir SEO specialistas panašiai turėtų dirbti, kad mes žinom dabar projektą, mes žinom, kokie to projekto tikslai ir tada tu pasirinkti kažkokį scenarijų arba su klientu aptari ir tada žiūri, kas naudingiausia būtų tam klientui, kalbant apie SEO. Mes dar nepakalbėjom, kas yra SEO, dauguma gali nežinoti. Taip, mes dar prieisim prie šio, mes dar prieisim prie šito klausimo, tikrai taip. Jo. Bet, kai jūs sakote, ne, kaip advokatas, ne, pas advokatus yra labai irgi toks gali, darom, pasiseks, nepasiseks. Nepasisekė, pinigų nepaėmė. Pasisekė, pinigus, kuriuos prieš tai paėmė, pasakė, kad jam viskas išėjo padaryti ir viskas gerai. Tai ar pas jūs irgi tas pats dalykas? Ar mes čia kalbam apie sėkmės mokestį, nes kiek žinau, Lietuvoje advokatai nedirba už nemokamai. Vis tiek, jie turi savo kaštus, bet aš labiau čia matau analogiją su advokatais dėl to, kad teismas nepriklauso advokatui, jis negali žadėti rezultatų. Tu nežinai, kaip įstatymai pasikeis, taip ir su Google. Google'as dabar keičia Google'as, ChatGPT, bet koks kitas intelektas. Keičia taisyklės, ne tai, kad kas savaitę, bet labai dažnai. Kelis kart per metus gali pakeisti ant tiek, kad jau kas buvo naudinga, dabar jau nebenaudinga arba nebeveikia. Tai šitoje vietoje tu nekontroliuoji, kaip SEO specialistas nekontroliuoji tai, kas yra ne projekte, bet tu gali kontroliuoti patį projektą. Ir daug faktorių priklauso nuo pačio kliento, kiek jis atiduoda laisvės. Pavyzdžiui, tu numatai strategiją, kaip išvystyti projektą, kaip jam gauti srautą, kad tas čia SEO darbas, kaip gauti srautą. Pardavimai ne SEO darbas, bet galima eiti toliau. Kaip padarai srautą, organizuoji į tinklapį, pavyzdžiui, mes parduodam laminatą. Taip. Turim elektroninę parduotuvę. Mums reikia, kad žmogus ateitų į produktą, SEO verslininkui nereikalingas, jis nori rezultatų. Tai rezultatas gali būti matomumas su SEO arba gali būti pardavimai. Tai SEO specialistas turi organizuoti srautą į tą elektroninę parduotuvę, jeigu mes kalbame apie elektroninę, kad žmogus ateitų, norėtų nusipirkti, arba parašytų, pavyzdžiui, turiu tam tokį užsakymą, ar galit man kažką pasiūlyti, kad gautų užklausą. Tai šitoje vietoje, jeigu grįžtant prie pokalbio, kur yra ribos SEO ir ką tu kontroliuoji ir kiek projekto arba užsakovas, kiek jis duoda tau laisvės, irgi ne visą laiką nuo SEO specialistų priklauso. Tai visą laiką kiekvienas projektas yra kaip ir iššūkis ir bendravimas su komanda, užsakovo komanda ir dar padaryti geriausią darbą, kad Google'as pagalvotų, kad tas projektas vertas Google'o dėmesio. Kaip jūs dabar apibrėžtumėt SEO šiandien? Kaip buvo 10 metų atgal, ne? Ir kaip šiandien? Ar tai didelis pokytis, ar daug visko pasikeitė, ar tai žengia kažkur prieki, ar, ar auga tas visas dalykas pas mus? Pasikeitė radikaliai, kaip buvo prieš 10 metų, prieš 5 metus ir kas buvo prieš metus, daug kas pasikeitė. Nepasikeitė fundamentali bazė SEO optimizavimo, apie tai galim paminėti, bet jeigu taip techniškai tvarkingas tinklapis, visi nemėgsta šitos frazės kokybiškas turinys, nes niekas nežino, kas yra kokybiškas turinys, tai yra kaip 3 pagrindai. Techninis optimizavimas, kokybiškas turinys ir, išorinis optimizavimas, tai būtų tas jeigu tu suvedai teisingai viską į vieną projektą gerai padarai, tai tada gali tikėtis iš Google'o meilės ir jis tave rodys aukščiau. Net taip, ne? Taip, pavyzdžiui, kas neveikia dabar, jeigu anksčiau visi žinojo, kad mes galim parašyti kažkokių daug raktažodžių ir tai, nes visi žino, kad reikia parašyti raktažodžius. Taip. Google'as, taip, teisingai, jis nuskaita raktažodžius, bet jie, kai buvo rašomi tekste integruojami prieš 10 metų ir dabar pasikeitė radikaliai. Bet Google'as irgi su raktažodžiais, ne, ir 10 metų atgal viskas tas pats buvo, ar dabar tik tas visas dalykas pasikeitė? Šitoje vietoje raktažodžiai tai, ką mes suvedam į paiešką. Taip, ne? taip. Bet žmonės šitą girdėjo, tai reikia savo tinklapyje daugiau raktažodžių pridėti. Palauk, pas mane parašyti, nežinau, laminatas,
vokiškas laminatas. O tai negali būti dėl to, kad per 10 metų pasikeitė ir atsirado labai daug visko. Kad, pavyzdžiui, jeigu 10 metų atgal viena įmonė pardavinėjama tą laminatą, ne, taip vadinama, turėjo tinklapį ir tu įvedi vokiškas laminatas ir tada tau išmeta būtent tą įmonę, ne, o dabar yra tų 500 įmonių, ne, ir kada tu įvedi vokiškas laminatas, tau jos jau neišmeta, ne, tai ką SEO turi padaryti tokio, kad būtent išmestų tą? Gerai. Tikrai pasikeitė, atsirado didesnė konkurencija be abejo. Taip. Ir jinai, kai buvo prieš 10 metų konkurencija ir nuo šiandien 5 metai, sakykime, į priekį, konkurencija bus dar didesnė. Jeigu dar, kai kas prisimena, buvo litai, litais, taip jeigu palyginti SEO optimizavimo kainą, palyginus dabar, vidurkis būtų 10 kartų pigiau buvo nei dabar. Ant tiek pasikeitė kaina SEO darbų, ant tiek pasikeitė konkurencija, atsirado daugiau žmonių, nes, pavyzdžiui, yra tokia niša - saulės elektrinės arba ten vėjo jėgainės. Didžiulė konkurencija. Tos įmonės, kur yra 10 pagal tokius raktažodžius, paieškas. Saulės elektrinės įmeta didžiulius biudžetus į SEO optimizavimą, be to, kad jie naudoja dar ir Google Ads, mokamą reklamą. Bet į SEO optimizavimą yra tiesiog įmetami pinigai. Aš nesakau, kad deginami, aš žinau, kad tai atsipirka, nes mes ir toj sferai irgi dirbam. Žinau, kad tai atsipirka, bet labai daug priklauso nuo konkurencijos. Tai kas dabar ant bangos, kur yra komercija, sakykim, užsakovui, tai greičiausiai ten ir auga konkurencija. Trumpais žodžiais, ne, trumpom frazėm, žmonėm paaiškinsim, kas tas yra SEO. Mes jau įvažiavom į tą pokalbį, ne? Ir dabar žmonės tokie klauso ir galvoja, o kas čia tas SEO? Tiek daug pasakyta, bet dar neaišku, kas čia yra tokio, ne? Tai trumpai ir aiškiai gal galėtume mes tai apibūdinti. Aš galėsiu pasakyti, kas nėra SEO. Pradėsiu nuo to. Arba taip, mes galim, kas nėra SEO, kas yra. Gerai, SEO nėra vienas raktažodis, SEO nėra vienas straipsnis, SEO nėra įskiepis, sakykim, daug mitų yra, verslininkai kažkur girdėjo, arba gal net buvo kursuose, nes dabar yra didelė pasiūla įvairių kursų, skaitmeninis rinkodaras, ten apie SEO kalbama, paviršutiniškai ir tada žmogus kažką girdėjo, o man reikia kažkokio įskiepio. Pavyzdžiui, turi WordPress svetainę, reikia įskiepio. Ir tiki, kad tas įskiepis viską išspręs. Tai taip nėra. SEO yra kompleksinis darbas, kai tu turi atlikti daug veiksmų vienu metu per tam tikrą, turbūt, ilgą laiką. Čia, jeigu grįžkime prie konkurencijos saulės elektrinės. Įmonės, kurios yra top 10 dabar, dirbo ne 1 metus. Garantuoju, jeigu dabar atidarytume, jie investavo į savo optimizavimą daug metų. Tai yra išorinis optimizavimas, turinio kūrimas, nuolatinis taisymas to turinio arba netaisymas korekcijos. Tai kainuoja, sakykim, tai yra kaip darbo valandas kažkokias. Jie ten atsirado ne per vieną dieną. Ir dabar tikėtis, kad aš dabar padarysiu, man parašys vieną SEO straipsnį, čia vienas iš tokių mitų, kad ką man reikia parašyti, kurioje vietoje parašyti raktažodį, kad aš būčiau palauk. Tu galvoji, kad žmonės, kurie investavo daug metų į savo brendo vystymą, kad prekės ženklas būtų žinomas, Google irgi labai svarbus prekės ženklas, investavo į marketingą ir tu nori permušti su, sakykim, aš ateisiu ir būsiu toks pat, bet pigesnis, tiesiog Google algoritmas to nelabai vertins, kad turi būti kažkoks išskirtinis ir dar naudingas, apie tai galim kalbėti, bet kaip padaryti rezultatą? Ne? Realiai yra tai, kas nepasikeitė per daug metų, techninė bazė, techninis optimizavimas, tai yra programavimas. Programavimas, kodas turi būti švarus, geras ir suprantamas paieškos algoritmui, kad algoritmas galėtų ateiti į tinklapį ir nuskaityti visą turinį ir suprasti, apie ką tas turinys, ir tai neturi būti kaip dabar, tarkim, daug kas paima į ChatGPT sumeta, gauna kažkokį kratinį, burtažodžių įmeta, viso. Taip, aš pasiruošęs, kur mano lankytojai. Tai SEO nėra vienas veiksmas, tai yra daug kompleksinių veiksmų atliekamų per ilgą laiką ir tai nėra
programavimas, tik tai programavimas. Tai nėra tik tai turinio kūrimas, tai yra daug veiksmų. Tai turbūt SEO galima apibūdinti, kad tas įrankis, kuris gali atvesti srautą, palyginsim, taip sakant, kad būtų aišku, dėl ko SEO mano akimis yra naudingesnis nei, pavyzdžiui, Instagramas ar Facebookas. Taip. Ne visur. Vat šitas Daug kam labai įdomus aktualu. Faktas, taip. Palyginkim, bus aišku, jeigu aš duosiu tokią analogiją, kad įsivaizduokim dabar, aš sėdžiu su telefonu, scrollinu, žiūriu reelsus. O, kačiukai, kaip faina, išlenda reklama, aš jos nelaukiu. Taip. Tapsime, ir galvoju, kaip man, kuo greičiau ją praskaityti. Žmogus sėdi Instagram'e, Facebook'e, naršo skaitą, jam yra kišama reklama, jis neprašė jūs. Kai ateina žmogus į paiešką, jis suveda kažką į paieškos laukelį, tas pats būtų, nusakykim, gėlės Vilniuje, gėlių parduotuvė Vilniuje suveda, arba nuotakos Pokštės Vilniuje. Jis jau pasiruošęs, jis vienu žingsniu arčiau. Tu jam netrukdai, jis pats eina. Taip. Jis ieško informacijos. Taip, jis gali ieškoti kažkokios informacijos, nusakykim, mervakarių scenarijus. Ieško, naršo, sakykim, paskui, sekantis būtų žingsnis, tarkim, nusprendžia, kad, mes turim kompaniją, 10 žmonių, norim atšvesti. Tada ieškotų studijos nuomo Vilniuje. Taip. Priklauso, kokioj stadijai žmogus yra savo kelionėje. SEO gali būti naudingas ir tada, kaip SEO specialisto darbas, suprasti, kas per projektas, koks yra poreikis ir kaip atvesti tą komercinį lankytoją, kuris būtų, pavyzdžiui, suvedęs studijos nuomą Vilniuje. Taip. Arba nekomercinės, bet kaip tu gali išnaudoti nekomercinį raktažodį, pavyzdžiui, mergvakarių scenarijai. Aš turiu kažkokį portalą, arba, sakykim, aš esu studija. Aš turėčiau tada parašyti, sukurti turinį su scenarijais, iškelti jį ir tame turinyje kažkur. O beje, mes dar siūlome studijos nuomą. Galite švesti pas mus. Taip galima panaudoti nekomercinius raktažodžius savo. Jo, ir žmogus ieškodamas jam mesta visą dalyką. Tai tas darbas, kuris buvo padarytas, surašyta daug visko. Taip, realiai mes turėtume. Po truputį vis tiek daeis iki to žmogaus tas, kuris ieško. Labai faina, labai faina. Kokį tokį galit papasakot mitą, kuris jūs labiausiai SEO sferoje, prajuokino arba praerzino, aš nežinau. Tai, padarom taip, juokingiausia istorija, ir tokia pikčiausia istorija, kad būtų. Pradėsim gal nuo juokingiausios. Taip. Aš visą laiką prisimenu vieną pokalbį telefoną, man skambina, kaip ne klientas, bet, sakykim, žmogus skambina ir klausia, žiūrėkit, turim tokį projektą, mums reikia pagalbos, standartinis pokalbis. Sakau, gerai, kas per projektas, ką parduodat, kokie tikslai projekto. Ir tada mes dėliojam, tas pokalbis kaip ir labai aiškus, tada sakau, gerai, žiūrėkit, man reikia suprasti, o jūs jau kažką darėt? Jo, čia man darė draugė, rezultatų nėra, gerai, sakau, o kiek buvo investuota į SEO optimizavimą? Ir čia buvo pokalbis apie vokišką rinką, Vokietijai kažkoks tikrai... Bet ne apie laminatą. Ne apie laminatą. Ne, čia buvo tikrai, kažkoks domenas DE, raktažodis tikrai buvo konkurencingas, kad nemaža konkurencija buvo. Ir aš tą klausiu, gerai, o kiek jūs sumokėjot, kokios išlaidos buvo to projekto, man reikia suprasti, dėl ko nesuveikė. Mes tik telefoną kalbėjom, aš dar pačio projektą nemačiau, bet aš žinau, kad ten tikrai yra konkurencija. Ir atsakymas, tas, kuris prajuokina, tai čia buvo padaryta už pyrago kainą. Tai mes grįžtam vėlgi prie to mito, kad mes norim be jokių investicijų atsirasti ten, kur yra kompanijos, kurios investavo daug metų. Kurios investuoja labai daug ir pinigų, ir laiko, ir profesionalai dirba, viską daro jo. Taip, tai nepasieksi, ta prasme, visur reikia investuoti pinigus. Kad kiekvienas verslas kažkur pakiltų, kad būtų matomas, vis tiek reikalinga reklama. Bet tos reklamos tu niekur dabar, visiškai. Taip, ir mes pamirštam irgi pasvarsyti tokius faktorius, kad ten, kur yra, sakykim, gigantai, kur yra, jeigu tai yra marketingas, kažkoks gyvas marketingas, kur tu nori realiam gyvenime konkuruoti arba online, dažniausiai ten, kur yra konkurencija, ten, kur yra pelnai, ten dirba jau komandos.
marketingistų, gali būti ten SEO specialistai, copywriteris atskirai. Ir mes norim, sakykim, be jokių investicijų, be papildomų žinių, be savo darbo ateiti ir ten nukonkuruoti. O ką mes turim tokio unikalaus? Kaip mes nukonkuruosim? Tai šitoje vietoje reikia nepamiršti, kad su kuo tu konkuruoji. Ir jeigu tu neturi tokių pat biudžetų, tikrai yra išeitis, bet turėsi daug pats daryti savo jėgom ir turėsi daryti savo rankomis. O dabar blitz klausimai. Aš sakau, jūs negalvodami atsakot labai greitai, iš karto, ne? Mėgstamiausia svetainė, ne savo. Ahrefs. SEO ar Google Ads, ką rinktumėtės, jeigu galėtum tik vieną? SEO. SEO. Koks SEO mitas tave labiausiai juokina? Turbūt tai, kad žmonės tiki, kad galima paspausti kažkur mygtuką ir per vieną naktį bus rezultatai. Aha. Kuris socialinis tinklas labiausiai ant bangos? Man asmeniškai daugiausiai laiko praleidžiu Facebook'e. Dirbtinis intelektas, draugas ar konkurentas? Draugas. Vienas žodis, kuris apibūdina tavo komandą. Profesionalai. Ką visada pasakai klientui pabaigoje? Ačiū. Padėkoju. Jei nebūtum SEO srity, ką veiktum? Daryčiau kažką su marketingu, jeigu klausimas būtų, o jeigu ne marketingas, tada norėčiau kaituoti visą gyvenimą. Ačiū. Ok, tai norėčiau grįžti prie ankstesnių klausimų tada, ne, ir paklausti apie projektą, kuris labiausiai jūs užkabino ir jūs didžiuojatės jom. Patikslinam, užkabino, man asmeniškai patiko. Su kuriuo buvo įdomu dirbti, kur įdėjot maksimaliai pastangų ir jūs turi tokį projektą, kurį galit pasakyti, čia aš padariau. Gerai, čia vieną pavyzdį turiu, kur, sakykim, buvo tikrai iššūkis, kur atėjo klientas, sako, man reikia SEO. Mes su juo kalbamės ir, aš matau, kad jam SEO dabartiniam etapė, kuriam jis yra, jam SEO nereikalingas. Ir sakiau, kad žiūrėk, pasiūlymas yra toks, nes verslas yra geras, sveikatingumo tema, bet būtent konkrečiai tos paslaugos nėra ieškomos, paklausos nėra. Šiaip surinktų klientų, bet paklausos niekas neieško. Čia yra vienas iš ženklų, kad tau SEO nereikia. Pakalbėjome apie tai, kad žiūrėk, ką mes galim padaryti tokį atveju, nes aš turiu pasiūlyti planą, ką mes darysim. Ir jis, aš dėkingas, kad jis patikėjo, kad tai gali suveikti. Žmogui buvo, pasakykim taip, virš 60 metų. Labai gerai išmano savo temą. Sveikatingumo, tematikoje. Aš pasiūliau padaryti taip. Žiūrėk, kadangi niekas neieško, ką mes galim padaryti? Mes galim sukurti daug turinio, jis būtų tekstinis turinys, tinklapyje sujungtas su filmavimu. Aš dar turėjau atsiklausti, ar bus įdomu, ar galėsim filmuotis, kuris galėtų kalbėti ir pasakoti savo temą. Taip. Čia maždaug apie podcastą. Ir į tą temą, kad YouTube'as dabar yra numeris 2 paieškos algoritmas. O pirmas numeris kas yra? Google. Kol kas Google'as. Tai ką mes padarėm? Buvo pasiūlymas, kad žiūrėk, tada reikės sukurti daug turinio tinklapiai, tame turinyje turi būti kaip jau brandingas asmeninis, kur žmogus pasakoja, bendrauja ir dalinasi savo žiniomis. Ir per tą prizmę mes tada įdedam kabliukus, kad būtų galima tą žmogų, kuris skaito, pakviesti, prisijungti prie tų paslaugų, kas yra parduodama. Mums pavyko sukurti tą turinį, pritraukti srautą, įdėti tos kabliukus, kad generuotume nuolat naujienlaiškių siuntimų, daug kandidatų naujienlaiškių sutikimų ir mes per turinį surinkdavom pilnas grupės, dar turėjom daug surinktų e-mailų, kur buvo galima siūsti savo žinias, savo naujienas ir paskui po 1,5 metų, mūsų buvo darbas apie metus. Po 1,5 metų žinau, kad jis pradėjo filmuotis jau profesionaliai, nes prieš tai jis filmavo tiesiog su telefonu, prieš kamerą, o po 1,5 metų jis jau samdė komandą, kur filmavo, buvo 3 ar 4 žmonių komanda su keliom kamerom. Antiek tas žmogus įsivažiavo, jam patiko ir čia buvo vienas iš tokių atvejų, kur
tu matai, kad tu gali padėti tam žmogui ir realiai, padedi, verslas pradėjo generuoti pajamas. Čia dar buvo per karantiną, kai buvo uždrausta rinktis, sakykime, rinkti grupės arba... Didelis susibūrimai negalėjo būti. Taip. Tai per tą laikotarpį, kai, jis man sakė, žiūrėk, visi skundžiasi, kad nėra pardavimo, o jam pavyko kaip tik, išaugti. Ir kaip tas verslas, jis iki šiol veikia, generuoja pajamas, jūs palaikot kažkokį ryšį su juo, gal jis būt kreipiasi pas jūs dar papildomai dėl kažko? Taip, jis turi dar kitą projektą, mes kalbėjom, galbūt mes pradėsim ir dirbti su to projektu, bet aš žinau, kad jam gerai sekasi. Būtent ta niša auga, jų verslas kaip sėkmingai auga ir man labai smagu apie tai pasakoti. Faina. Labai kitai. Su kokiu tokiu iššūkiu jūs galėtumėt susidurt, kur galėtumėt pasakyti, kad nežinau, ar galim tai padaryti? Koks tai būtų iššūkis? Tai greičiausiai būtų tokia situacija, kai klientas sakytum, žiūrėkit, mes norim rezultato rytoj, aš dabar truputį perdėtai, mes norim rezultato rytoj, biudžetą, o koks biudžetas? 100 eurų ir jūs padarykit viską šiandien dabar, kad jau būtume. Aš labai perdėtai, bet plius minus, kai nesutampa lūkesčiai, norai ir suvokimas, sakykime, ar marketingo bazinių kažkokių konceptų, ar SEO, kai žmogus nesupranta, kad tam, kad pasiekti, ko jis nori pasiekti, reikia įdėti, sakykime, nemažai pastangų. Ir tai arba komandos darbas, kur komanda turi dirbti, arba tada tu pats kažką turi daryti, pavyzdžiui, SEO. Bet gali būti taip, kad klientas pas jūs, pavyzdžiui, ateina ir sako, kad neveikia jūsų. Jūsų SEO neveikia. O jūs pabandot kažkaip priešingai įtikinti, kad jis tiesiog to dar nemato, bet pas jį yra tokia pozicija, kad jis neveikia ir viskas. Labai geras klausimas. Dėl to aš klientui prieš projektą visą laiką klientą nuteikiu. Žiūrėkit, kokie mūsų tikslai. Ar tai yra SEO? SEO, gerai. Kas tas SEO? Ar tai, kaip mes matuosim, ar tai yra pozicijos, ar tai yra srautas tinklapyje, bendras augimas, sakykime, kažkoks mėnesinės, metinis. Nes šitoje vietoje atsiranda labai daug nesusipratimų. Klientas galvoja, kad aš padarysiu SEO ir SEO lygų pardavimai. Taip. Kodėl tai nėra pardavimai? Todėl, kad SEO yra tik įrankis, vienas iš kanalo, kaip žmogus tave pamatys, bet tai negarantuoja pardavimą, nes gali būti, kad tavo pasiūlymas jam neįdomus. Tarkim, tu esi tortų pardavėjas. Tortai Vilniuje, vestuviniai tortai Vilniuje. Žmogus atėjo tavo tinklapį, pamatė, jis buvo. SEO darbas atliktas, jeigu jis suvedė kažką, mes žinom, kad jis atėjo iš Google paieškos, iš organinės paieškos. Jis matė tavo tortus, SEO darbas baigtas. SEO. Bet nėra baigtas marketingo darbas, jeigu mes, dėl ko mes ir turim su klientu kalbėti, koks yra mūsų galutinis tikslas. Ar tai yra SEO pozicijos arba srautas, ar mes norim ir konversijų, kad žmogus torto greičiausiai iš karto nepirks, tarkim, vestuvinis tortas, jis norės pasiskambinti, ar galima tokį, bet žalią, ar galiu savo logotipą. Tai greičiausiai jis parašys. Tai jeigu žmogus parašė ar paskambino, čia yra šiek tiek daugiau nei SEO. Jo, čia jau pritrauktas biški ir marketingas, nes turi kažkaip pritraukti. SEO tai pasėjo, kad parodė, kad yra tie tortai, o dar turi būti pritraukimo žmogaus. Taip, SEO yra srautas. Jo. Srautą galima atvesti iš Facebooko, iš tiesiog postinti per grupės, per, sakykim, paleisti mokamą reklamą, galima pirkti Google Ads. Yra labai geras būdas sutaupyti ant SEO. Super, dabar papasakosiu. Visiškai nedaryti nieką, nupirkti už kažkokią sumą iš Facebook reklamos ar iš Google reklamos. Tiesiog nuspręsti. Dabar mes testuojam mūsų, tarkim, tortus, ar jie šiaip yra įdomus. Nupirkam srautą, žiūrim, jeigu mums niekas nerašo, tai greičiausiai kažkur problema yra, jeigu mes matom, kad srautas yra tikslinis, kad žmogus ieškoja vestuvinių tortų Vilniuje, paspaudė, pavyzdžiui, ant mokamos reklamos, atsirado mūsų tinklapį ir mums neparašė, arba techniškai neveikia mūsų tinklapis, kontaktų forma neveikia, kas irgi dažnai pasitaiko, būna, kad klientas... Bagai kažkokį užeina tiesiog ir viskas. Taip, tiesiog atsinaujina hostingo versiją,
klientui nėra pranešta, klientas gal matė ir neatkreipė dėmesį, tiesiog, nustoja veikti kontaktų formą. Atmetam techninius nesklandumus, dėl ko gali dar neparašyti. Matė mūsų tortus. Dėl ko neparašo? Techniškai neveikia, arba kaina netiko, jeigu mes deklaruojam kažkokią kainą, sakykime, kosminę, arba per mažą. Įtartinai, sakykime, dabar. Visada būna, jeigu, pavyzdžiui, paimtus pačius tortus, jeigu užsakinėt, tai visada yra kaina sutartinė, čia viskas pagal jau torto priklauso. Arba ten rašo kainą už kilogramą. Taip, teisingai. Tai sakykime, jeigu tam, pavyzdžiui, pas mus parašyta 1 euras už kilogramą, labai tartina kaina, gal dėl to. Sakykime, aš dabar tokius scenarijus nagrinėju, kad kaip mums išanalizuoti, dėl ko mes negaunam užklausų. Ir tada, jeigu mes patikrinom, viskas veikia techniškai, kaina kaip yra adekvati, normaliai, bet nėra užklausų, tai kažkas yra blogai su pasiūlymu. Arba tortai nepatinka, arba gal blogos nuotraukos, tai tam, kad neinvestuoti kas mėnesį į SEO, protestuoji su mokama reklama. Pažiūri, ar tu gauni užklausų, tai gauni tą patvirtinimą, kad tavo turinys arba pasiūlymas yra geras, įdomus, gali investuoti. Jeigu yra paklausa, jeigu tai yra ieškoma. Kaip jūs derinat SEO su Google Ads reklama? Pasakysiu, kaip yra efektyviausias būdas, kas mums pasiteisino. Ir kaip mes dirbam, kaip mes darom. Mes dažniausiai, vėlgi, priklauso nuo poreikio. Pavyzdžiui, startuoja koks nors verslas. Jis neturi visiškai organinio srauto. Tarkim, tai yra klinika. Paimkime kokią nors nišą, ne chirurgas, mamologas. Jeigu mes paleidom mūsų tinklapį, mums srauto reikia dabar, pacientų reikia dabar, bet su SEO reikia laukti rezultatų. Kad nelaukti, tada galima vienas iš variantų paleisti mokamą reklamą. Jeigu yra atliekami SEO darbai po kažkurio laiko, sakykime, pirmi rezultatai turėtų būti po 3-4 mėnesių. Pirmi rezultatai ne ten, kur didžiulio konkurencija, bet vis tiek galima gauti pirmus rezultatus, kurie būtų naudingi. Tada mes darom taip. Sujungiam mokamą reklamą su nemokant, su SEO, kol tu SEO lauki, mokė už mokamą reklamą daugiau, paskui ne tai, kad atjunginė, bet mažinė išlaidas mokamą reklamai, nes pas tavę jau didėja organinis srautas. Jeigu visiškai tobulai, kaip turėtų veikti, kad kaip neišlaidauti ant kiekvieno paspaudimo, kur tave gali nuklikinti konkurentai. Taip. Pavyzdžiui, aš žinau, čia vienas iš klientų man pasakojo, kad, sako, mūsų sferoje, mūsų konkurentų pareigose, kai administratoriai ateina į ofisą iš ryto, jos pareigose yra nuklikinti konkurentus iš ryto. Suveda, sakykime, paieškos raktažodžius kažkokius ir spaudžiant konkurentum. Kodėl jie taip daro? Kaip ir kažką blogo padarai konkurentai. Vienas dalykas, čia kaip ir matomas. O kitas tai, kad tavo biudžetas yra išvaistomas ant neefektyvių paspaudimų. Jo. O tavo biudžetas, pavyzdžiui, yra 10 eurų per dieną arba 15. Jeigu tave išklikino iš ryto, viskas tu jau nebusi pirmas. Taip, po pieto tavo reklama mokama nėra rodoma. Labai mandrai padaryta. Tai, kad neatsidurti, taip yra apsaugos nuo to, bet kad neatsidurti tokiai situacijai, rekomenduoja arba, sakykime, dalinuosi, kaip mes darom, kad mes kombinuojam, kur daugiau dedamas akcentas, nes skambučiai reikia dabar, priminsiu, tikslas skambučiai arba pacientai reikalingi dabar. Tai greitas būdas yra mokama reklama, paskui mažinti mokamą reklamą ir čia būtent tas patarimas, kur visi galėtų pasinaudoti, tada, kai pas tave ateina organinis srautas į svetainę, tu už jį nemoki, bet tu jį fiksuoji į, daug kas girdėjo žodį pikselį. Facebooko pikselė yra toks pat identiškas Google Analyticso, pavadinkim, pikselio kodas. Taip. Fiksuojamas ir tu sukuri remarketingo auditoriją ir tai auditorijai gali už centus rodyti savo pasiūlymą. Kodėl tai veikia? Dėl to, kad jie jau buvo tavo tinklapyje, reiškia, turėjo interesą. Mes prieš tai kalbėjom, kad kaip SEO skiriasi nuo reklamos, kur tu scrollini. Žmogus jau ieškojo, taip, jis matė tavo pasiūlymą, jeigu tau neparašė, kažkas jam nepatiko, jam gal neaktualu, gal jis pamiršo, tai remarketingas padėtų gražinti į tinklapį arba priminti jam, kad žiūrėk, mes kažkoks gydytojas Vilniuje, būtų kviečiam pirmam apsilankymui, ten su nauda, nemokama konsultacija, techninė apžiūra. Yra geras pavyzdys, daug kas daro techninę apžiūrą nemokamai. Dėl ko? Kad pritraukti. Dėl to, kad atranda daug problemų,
kur kainuoja Jo, brangiai jo, ištaisyti. jo. Nu, Tu pritrauki, atvažiuoji, tave pažiūrė, visada tai būna, bet kur, netgi jeigu paėmus, ne, autoservisą, atvažiuoji tu autoservisą, ne, sakai, pas mane čia kažkoks garsas sklinda, jie tokie pakelia tą mašiną, pažiūri, žinai, ir sako, nu jo, yra garsas iš šitos pusės, bet aš jums dar rekomenduočiau pakeisti tą čia ir tą. traukės pakeisti, ne? Jo, ir po to taip gaunasi, kad tu atvažiavai vieno dalyko, bet, nu, tau kažkaip įsiūlė dar papildomai. Tai čia tas pats dalykas, nu, ta prasme, tiesiog paprastai žodžiais, kaip sakoma, šnekant. Tai rezumuojama, ne? Paprastas jo. Ką reikia daryti su SEO ir Google Ads? Google Ads naudoti testavimui, ar jūsų pasiūlymas yra geras, ar būtų įdomu. Ir jeigu kombinuoji toliau, tada tikslas būtų užauginti organinį srautą, kad nepermokėti už paspaudimą, kur gali kainuoti, nu, sakykime, Lietuvoje gali kainuoti 50 centų, kai kur 2 eurai, 3 eurai. Nu, taip sakant, brangesni klikai, bet kad nemokėti brangiai, ypatingai jeigu konkurentas nuklikina, tada sujungi organinį srautą augini, o su mokama reklama ir su Facebook'u tas pats. Taip sakant, kai tu turi gerą pasiūlymą, turi gerą srautą, tada nepermokėti Facebook'ui už labai brangius paspaudimus, o rodyti tik tai tam, kuris jau buvo tavo tinklapyje, tas Facebook'o pikselis. Jo. Tu gali tam žmogui kažką pasiūlyti. 10% nuolaida pirmam apsipirkimui. Prašau. Ir jau pritrauktas iš karto. Ir tada tu mažini išlaidas neefektyviam, nu tiesiog klientų, jeigu tu šiaip rodai visiems, nu sakykime, Facebook'o reklamą, tu rodai visiems iš eilės, nors dabar Facebook'as dabar neblogai pagauna auditorijas, net jeigu tu nepažymi kokią auditoriją, ten amžiaus, interesai, Jo. Facebook'as jau išmoko suprasti. Jau pats, ne? Puikiai pagauna, taip, labai gerai išdirbtas Kietai. algoritmas, pusę metų tą pastebiu, tai šitoje vietoje vis tiek rekomenduoju daryti taip, kad ištestuoti savo pasiūlymą ir tik tada spręsti, ar jums reikia daryti savo. Ir čia išvengsit vienos iš didžiausios problemos, mes pradėjome nuo klausimo, kodėl SEO neveikia. Jo. Na, jūsų SEO neveikia. Palauk, kas neveikia? Srautas yra, dėl ko mes susitariam? Mes susitariam dėl pozicijų, dėl srauto ar dėl pardavimo. Jeigu SEO neveikia, tai pagal prašiausią požymį turi būti, kad jis, tinklapis nėra ten, kur mes susitariam. Mes dažniausiai turim tartis, čia padėsiu su vienu klausimu, kuris, visiems, tikrai visiems rūpi. Kodėl SEO negali būti taikoma garantija? Dėl to, kad Suprast garantinį. Žmonės kartais Nori klausia, garantijų, kad taip, o tikrai kokios jūsų buvo. garantijos? Realiai, jeigu koks nors SEO specialistas pažadės garantijas, kur yra konkurencija, aš rekomenduoju ieškoti kito specialisto, dėl ko grįžtam prie to klausimo, ar teismas priklauso advokatui. Nepriklauso. Ne. Google'as nepriklauso SEO specialistui. Google'as neinformuoja, kad žinai ką, kitą savaitę mes padarysim tokį update'ą, kažkokią algoritmo atnaujinimą, į tau reikės daryti tą ir tą, kad likti ten toj vietoje ir atsirasti pirmoje vietoje. Google'as niekada nieko neinformuoja. Čia yra didžiulis mitas, kad kažkas kažką žino. SEO specialistas turi praktikuotis kasdien ir turi turėti savo projektus. Ten atlikti visus eksperimentus ir tada taikyti ant projektų, kur klientui galėtų būti naudinga. Tikiuosi, kad tai bus Tai naudinga. frazė. Jeigu SEO specialistas pasakė jums, kad jis garantuoja, keiskite SEO specialistą. Tikrai taip. Gerai, pakalbam gal biškį apie dirbtinį intelektą. Įtraukėme mūsų tą SEO pokalbį, ne? Tas dirbtinis intelektas, ar jis daugiau padeda, ar jis labiau kenkia jūsų darbui. Tas susiduriam su tuo, ne? Kad dabar dirbtinis intelektas labai daug žmonių naudoja tą dalyką, nes iš tikrųjų, jeigu netgi paėmus taip, kad netgi žmonės pradėjo rašyti dainas su dirbtiniu intelektu, ne? Tai niekas jau nenori su savo galva galvoti, yra toks dalykas, jie užeina, ten parašo, plius minus, ko jie nori ir jiem viską paskirsto, ne? Ir jis toks, pas mane viskas gatava, aš esu šaunuolis, ne? Bet iš tikrųjų taip nėra. Tai kaip jums su tuo yra dalykų? Gerai. Čia realiai visiems dabar rūpi dirbtinio intelekto rezultatai, sakykime, čia galima šitą klausimą išskaidyti turinio kūrimas su dirbtinio intelektu, o kitas kaip būti matomu. Dažniausiai visi dabar nori būti matomu ChatGPT paieškose. Tai jeigu mes kalbėsim apie turinio kūrimą,
Oficialiai kol kas informacija iš Google yra skleidžiama tokia, kad Google ne prieš, kad būtų kūrimas turinys su dirbtiniu intelektu, bet vienintelis faktorius čia tikriausiai būtų, kad tai turinys būtų kokybiškas. Bet Google'as nesako, kas yra kokybiškas. Ir niekas nežino, kas yra kokybiškas turinys. Visi turi kažkokią savo savoką, bet paprastai, kaip galima pačiam suprasti, ar turinys yra geras, ar kokybiškas, ar ne. Jeigu tu ieškai recepto, tarkim, koks receptas? Kokią nors. Pavyzdžiui, nežinau, noriu lietuviškus cepelinus pagaminti. Aš irgi pagalvoju apie cepelinus. Gerai, ten, nežinau, virtų bulvių cepelinų receptas. Taip. Ir čia yra sena praktika, kur mes kalbėjom, kaip anksčiau buvo daroma. Cepelinai atsirado Lietuvoje 1 amžiuje ir tu skaitai, kol tu daeisi iki... Wikipedija, čia iš Wikipedijos, jeigu toks... Kol tu daeisi iki pačio recepto, tu jau, tas pats YouTube'ui galioja, ne? Buvo irgi moda, kūrė tokius filmukus, kur pasakoja panašiai, kaip kurdavo, kaip buvo rašomas... Beje, čia GPT panašiai dabar rašo irgi atsakymus. Jeigu tu kažką paklausai, jis tau konkrečiai neatsako, kol tu nepaduok atsakymą konkretų. Tai grįžtam prie to. Su chatu GPT yra toks dalykas, kad tu turi teisingai užduoti tą klausimą. Nes, ta prasme, žiūrint, kaip tu tą užduodi, jeigu tu kažkaip paviršutiniškai uždavėjai, tai tau atsakys, va taip, žinai, kad, tiesiog. O jeigu tu nori tokio žmogiško, normalaus atsakymo, kurį norėtum išgirsti iš tikrai žmogaus, tai čia reikia teisingai pastatyti tą klausimą. Aš kiek kartų esu pastebėjęs, jeigu tu neteisingai kažką padarai, tai jis ir iš karto tau, tokius, Atsakymas priklauso nuo klausimo. Jo, taip. Pabaigsiu toje mintį dėl turinio kokybės. Tai čia tas senas būdas, kur tu pasakoji, nėra. Dabar Google'as nori atsakymų iš karto. Žmogus neturi eiti kažkur gilin, turi būti taip, kad atsakymas iš karto ir jeigu jam įdomu, jis paskaitys viską, ką tu ten nusprendai parašyti. Tai šitoje vietoje Google'as kaip nusprendžia? Vėlgi, kokybiškas turinys, naudingas atsakymas arba naudingas atsakymas vienam, pavyzdžiui, orai rytoj. Ne? Ir Google'as jau dabar žino, kad tu atidarysi, pažiūrėsi, tu ten neleisi 2 valandų tame tinklapyje, tu pažiūrėjai, pamiršai. Pamiršai, kad tau jau poryt nesvarbu. Bet jeigu tu ieškai kažkokią atsakymą, kur, tarkim, svetainių kūrimo kaina. Čia nėra paviršutinis atsakymas, kur tu pažiūrėjai ir pamiršai. Greičiausiai tau reikia daugiau informacijos. Atsakymas turėtų būti viršuje, pagrindinis atsakymas, ir tada tu nagrinėjai giliau, jau pasakoji, sakykim, kas tau aktualu. Ir tai būtų, jeigu taip paprastai įvertinti, tai būtų kokybiškas atsakymas, jeigu tu atsakai į tą klausimą lankytojo, tu jam padedi su papildoma informacija. O dėl ChatGPT turinio kūrimo tikrai yra taip, kad tu, kai sukuri, užduodi kažkokį klausimą, taip pat parašai, kad svetainio kūrimas. Ir jis tau pradeda rašyti, vos ne kaip Wikipedija. Galiu pasiūlyti tau tokius tinklapius, kurie gali tau padėti sukurti tą tokį tinklapį, žinai. Bet jeigu tu man paaiškinsi labiau, tai aš tada galėsiu tau daugiau kažko pasiūlyti. Tokie atsakymai eina nuo to chato GPT, jeigu netgi paimti. Taip, jis kartais tau pasiūlo, kokią kryptį pasirinkti toliau, ką tu norėtum nagrinėti. Bet bendrai, iš kur Google'as žino, kad tai yra ChatGPT atsakymas, sukurtas su ChatGPT. Mes jau dažnai, man atrodo, aš tikrai matau visus tekstus parašytus su ChatGPT, jau atpažinsiu, pamatęs, turbūt daugumą tekstų, jeigu man duotų, tai ar ChatGPT, sugebėčiau. Visų pirma, labai gražiai rašo. Taip, neblogai rašo. Be klaidų. Jau dabar be klaidų. Jo, būdavo su klaidom, ne? Kai atsirado taip, kai buvo 3.5 versija, nes dabar jau yra 5, o kai buvo 3.5, tai rašydavo, mes turim pavyzdžius. Bet gal jis nebuvo pritaikytas prie mūsų rinkos? Jis, gramatiškai neteisingai rašė. Gramatiškai. Ta prasme, kaip robotas. Absoliučiai taip. Taip. Taip, kaip jis gali atpažinti tekstą? Jeigu tu paprastai paėmė, iškopijuoji, dažniausiai kaip daro tie, kas, grįžtam prie SEO temos, tai palauk, aš girdėjau, kad man reikia SEO straipsnio. Įmeta kažkokį klausimą, parašyk man SEO straipsnį. Čia GPT parašo, nukopijuoja, įmeta į savo, dažniausiai tai yra WordPress'as,
Bet nukopijuoja, nes mato tekstą, o kode lieka žymės. Žymės, kurios yra paliekamos iš ChatGPT. Bet koks dirbtinis intelektas ar Claude, Perplexity palieka tokias žymės, čia jau Google'as iš karto mato kodį, nes ten yra tokios, čia galima pamatyti, aš turiu YouTube galima suvesti SEO trečiadienis 67 epizodas, aš ten ekrane parodau 3 minučių video, man atrodo. Parodau, kaip Google'as mato ir kaip padaryti, kad Google'as nematytų, bent tiesiog išvalyti nuo tų žymių, kurios yra paliekamos. Galima panaikinti, kad nebūtų tos žymės. Taip, bet reikia matyti ekrane. Ja. Tai šitoje vietoje bent čia galima pasirūpinti, kaip paslėpti, bet Google'as jau dabar žino algoritmo, kaip rašo dirbtinis intelektas, kokie naudojami žodžiai, kurie pasikartoja. Jeigu skaityti ChatGPT tekstus kasdien, o mes skaitom dėl to, kad mes naudojam rašymui ir mes sukūrėm ir gerus tekstus, vėlgi atsakymas priklauso nuo klausimo. ChatGPT palieka tam tikrus šablonus. Perplexity, Claude'as irgi palieka šablonus, kaip galima, tiesiog tu žiūri, tu ne Google'as, bet tu jau matai, čia yra dirbtinio intelekto tekstas. Čia jau sunkiau, reikia tą tekstą redaguoti. Ir Google'as būtent ne prieš tokį tekstą, kuris yra sukurtas su ChatGPT, bet tu jį pakoreguoji. Angliškai naudojamas terminas humanizing. Kas bus po 2-3 metų? Vat jūs matot tą viziją jau, ar dar ne? Visi norėtų žinoti atsakymą, kiek kainuos bitcoinas po 5 metų. Ne? Mes irgi norim žinoti, kur juda SEO, bet greičiausiai akcentas bus ant dirbtinio intelekto rezultato, kaip ir dabar jau Google'as propaguoja, kur mes matom mygtuką šalia paprastų rezultatų AI mode. Lietuviškai mačiau, kad AI mode rašomas lietuviškoje versijoje, bet nemačiau vertimo. Tai dėl to negaliu pasakyti, kaip rašoma Lietuvoje. Turbūt nėra dar. Google'as dabar duoda pasirinkimą, tu nori matyti tą tradicinį rezultatą ar AI mode, nes jie pradėjo taikyti Amerikoje ir UK rinkoje, pradėjo taikyti žmogus suveda į paiešką ir iš karto gauna AI mode atsakymą, kur būtų dirbtinio intelekto pasiūlyti variantai, o žmonės neigiamai sureagavo, jie mato. Aš ir norėjau tokį klausimą užduoti, ar bus taip, kad vietoj Google paieškos bus dirbtinis intelektas? Jis bet kokiu atveju bus, o paieška niekur nedings. Niekur nedings. Nes dabar paliks ir ta, ir ta. Dabar jau žmonės sureagavo, mes nežinom, kaip bus, mes galim tik spėlioti, bet dabar jau Google'as sureagavo į tai, kad žmonės nepriėmė to defaultų, čia pagal nutilėjimą rodomi rezultatai, dirbtinio intelekto ne atsakymai, kur yra DI overview, mes vadinam DI apžvalgos, o kur yra iš karto sugeneruojami, nežinau, kiek žmonės matė rezultatus, bet netradicinis rezultatas. Google'as gražino rezultatus į tradicinius ir padarė AI mode kaip papildomą tabą ir tada, jeigu tu nori, tu gali pereiti. Aš manau, kad paieška niekur nedings, jinai gali transformuotis į kažką kitą. Dirbtinis intelektas niekur nedings ir mes, kaip SEO specialistai, turim apie tai žinoti. Pavyzdžiui, dabar daug kas ieško, sakykime, kiek metrų yra 1 kilometre. Ir vietoj to, kad nueiti į kažkokį tinklapį, tu dabar pamatysi per DI apžvalgą atsakymą ir tu nenueisi. Tai sako apie tai, kad į tokius klausimus, kai matai raktažodis, tai turi 100 000 paieškų, bet tavo turinys tinklapyje bus beprasmiškas. Ja. Ir tada vėlgi, čia yra SEO specialisto. Tai iš vienos pusės jis gaunasi, kad ir maišo. Tikrai taip, bet tokiu atveju SEO specialistų darbas yra taikytis prie pokyčių ir parduoti klientui tik tai, kas jam reikalinga daryti. Klientui tik tai, kas reikalinga. Turi akcentuoti konkrečiai viską, jau dabar paviršutiniškai neišeis, nes paviršutiniškas tas uždavimas klausimo iš karto yra atsakymas dirbtinio intelekto. Taip? Iš dalies taip. Bet yra dar vienas faktorius, apie kurį niekas nepagalvojo. Kai buvo vystomas ChatGPT, jie turėjo savo duomenų bazę, kur jie surinko iš atvirų šaltinių, iš Wikipedijos ir taip toliau, iš bibliotekų tam tikrų. Kaip dabar veikia ChatGPT arba Google dirbtinis intelektas, tas pats Claude'as, dabar jie renka informaciją iš interneto.
Jeigu anksčiau buvo uždaras šaltinis, dabar Taip. jie papildo savo duomenų bazę su atsakymais iš interneto, o internete gali būti tiek šlamšto, tiek neteisingų atsakymų, dar kažko. Dabar jau dirbtinis intelektas, nes jisai mokinasi ant savo turinio ir mokinasi ant turinio iš interneto. Ir jis dabar mokinasi ant šlamšto, kuris yra internete. Yeah. Tai aš manau, kad kažkurioje vietoje atsiras riba, kur Google'as jau dabar pradėjo taikyti tokias, kaip ir taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu mes parašysim, kad normali žmogaus temperatūra yra 56 laipsniai, Google'as jau taiko. Žinau, kad ChatGPT dar neturi tokių filtrų, bet Google'as, jeigu ir pamatys tavo tinklapį tokį rezultatą, net jeigu tu pasakysi, kad mes atlikom tyrimą ir vidurkis buvo toks, pasimuliuojama, nes sufeikinam, pušinam fake informaciją į internetą, Google'as dabar žino, kad vidurkis yra kažkoks toks. Tavo rezultatą gali neįtraukti vien dėl to, kad informacija yra neteisinga. Arba jinai turi būti, Google'as net gali atskirti, kad tokia žmogaus temperatūra greičiausiai nepasikeis per dar milijoną metų. Bet jeigu, sakykime, kas gali pasikeisti? Vyrų testosterono lygis, žinau, kad yra matuojamas ir jeigu dabar, kiek matuoja, kokie rezultatai ir prieš 50 metų kažkiek pakrito. Ir Google'as mato, kad, tarkim, kažkokį naują rodiklį, kur tu paviešinsi savo tinklapį, ir tada gali suprasti, jie atliko tyrimą, Google'as dabar jau žino, kas atliko tyrimą, kaip atliktas tyrimas, patikimas šaltinis, tada gali atsižvelgti tavo rezultatus. Ir va šitame šlamšte Google'as dar arba jau mokinasi atskirti netikrus rezultatus. ChatGPT, grįžtant prie klausimo, ChatGPT, užsakyk man bilietus į Turkiją rytoj. Tai jis tau gali priužsakinėti iš skamerių, iš įvairių, sakykime, kur bankrotavo įmonė. O jie dar ChatGPT savo duomenų bazėj turi informaciją, kad ta įmonė egzistuoja ir sėkminga. Jo, ir buvo tokių incidentų, man rodos. Jau buvo. Aš kažką esu girdėjęs tokio dalyko, kad kažkas užsakė bilietus per ChatGPT ir atvažiavo į uždarytą viešbutį. Čia lietuviai, mūsų lietuviai buvo. Man rodos, kažkur netgi straipsnis buvo išėjęs. Jeigu mes surasim, tai mes... Žinai, kaip jeigu tas žmogus pamatys podcastą, galėtų po taginsą pasakyti, čia aš buvau, mano istorija. Čia aš atvažiavau į tą nedirbantį Turkijos viešbutį. Viskas aišku. Bet, jeigu taip, tai 25 metai dabar, mes jau žiūrim, kas bus jau po 2-3 metų, ką jūs parekomenduotumėt 25 metais verslam, kad jie išliktų matomi? Matome kur? Geras klausimas. Atsakymas priklauso nuo klausimo. Internete. Dabar visas pasaulis sėdi internete. Tada receptas. Dirbti su brendo žinomumu, kelti brendo žinomumu, prekės ženklo žinomumus. Kad žmonės ieškotų, geriausias pavyzdys, sakykime, sėkmingo prekės ženklo būtų tai, kad žmogus ieškotų ne horoskopai rytoj, o Beno horoskopas rytoj. Tai čia būtų geras brandingas, nes žmogus žino, kad jis nori ne bet kokią horoskopą, o konkrečiai žino, kokią brandą nori. Tai vystyti savo brandą, dirbti tobulinti tinklapį ir realiai peržiūrėti savo turinį. Realiai peržiūrėti ir pažiūrėti, ar jūs parašot viską teisingai apie save, nes į ką Google'as arba bet koks dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, tas pats ChatGPT, jis nuskaito puslapį apie mus. Kas ten parašyta, kas yra vadovas, kokia komanda. Taip, daug kas reklamoje mėgsta panaudoti, mes dirbam 20 metų. Galutiniam klientui nėra svarbu, kiek metų jūs turit patirties. Realiai nėra aktualu, nesvarbu, neįdomu. Bet tas GPT, kuris nuskaitys ir kai jis svarstys, kurį verslą man parodyti, tarkim, tai yra koks nors tradicinis verslas, namų statyba. Ir ateina žmogus, sakykim, studentas, praktikantas stato namą, arba tas, kuris 10 metų patirties turi šitame versle, jis gali į tai atkreipdėmėsi ir nuskaitys, kokie atsiliepimai apie verslą,
Google reviews Lietuvoje, kas aktualu, mes kalbam apie Lietuvą. Nu jo, ta prasme parodys Pritaiko. ir parašys tau, kad pavyzdžiui, pagal atsiliepimus ir pagal tą, Absoliučiai taip. šitas yra vat geriausias. Tikra istorija. Čia mano klientė pasakojam, sako, skambina man klientas ir sako, aš noriu dirbti su jumis. Tapsai, retai, kad būna, noriu dirbti su jumis. Ne kiek kainuoja, noriu dirbti su jumis. Paskui jie pakalbėjo ir jinai man jau pasako istoriją, aš trumpai papasakosiu, kad jis suvedė į ChatGPT kažką. Neprisimenu ką, bet surado tą įmonę, paskaitė atsiliepimus rekvizituose, nuėjo paieškojo, o ką rašo Google paieškoje apie tą įmonę, o mes jau parašėm rezultatus, tinkamus rezultatus, kad gražiai atrodytų tą įmonę. Jis paskaitė rekvizituose, paskaitė Google ir atsiliepimus, Google reviews ir paskaitė šiaip prieinamą informaciją ir jau paskui paskambino jai, parašė, kad nori dirbti su jumis, ten kada galim susitikti. Atrado per ChatGPT. Retas atvejis, čia buvo prieš kelis mėnesius, bet tokie atvejai vis dažniau, tai reziumuojant, reikia būti visur. Prižiūrėti, kaip to atrodo internete. Suveskit savo įmonės pavadinimą arba savo brandą. Nes gali skirtis įmonės pavadinimą, bet ir tą galima suvesti ir pažiūrėti ne tinklapį, mano tinklapis.lt, o mano verslas yra, tarkim, EasySEO suvesti, ne EasySEO, EasySEO ir pažiūrėti, kas yra rodoma. Ar tie rezultatai yra įdomus arba ar jie paveiktų mano klientą, ką jis matytų apie mano įmonę, ar paveiktų teigiamai ar neigiamai. Jeigu mes pamatysim, pavyzdžiui, negražius rezultatus atsiliepimus, dirbti su atsiliepimais, turit gerų, sėkmingų projektų, rinkit atsiliepimus. Peržiūrėt visą savo turinį, kad jis būtų naudingas ir kokybiškas. Rūpinti savo įvaizdžiu. Pas mane, pavyzdžiui, yra tokie pažįstami, kurie net jie yra aptingėję. Nenoriu ieškoti Google nieko įvedinėti, sako, ką man reikia, jeigu pas mane yra dabar ChatGPT. Jis paima telefoną ir pasako, surask man ta, viskas, ne? Taip. Ir jie gaunasi taip, kad jie praleidžia daug informacijos, kurią galėjo surasti Google, teisingai. Ta prasme, ne visą informaciją išduos tavo ChatGPT. ChatGPT ir Google turi skirtingus algoritmus. Tai nėra tiesa, kad ChatGPT žiūri, kas yra reitinguojama Google, nors apsint tokių pokalbių yra, bet jie turi savo algoritmą. Ir jeigu tu pasitikė, kad ChatGPT duos tau geriausią atsakymą, prašau. Bet jeigu tu žinai, kad jis gali praleisti arba jis gali imti, nes jis gali paimti pasenus informaciją, mes grįžtam prie to pačio klausimo. Jeigu tu pasitikė, valio, atvažiuoja, viešbutis uždarytas. Tu buvai tinginys. Ar jūs vykdot kažkokius SEO mokymus? Taip, aš turiu YouTube kanalą, kur dalinuosiu, ten įmetu informaciją, šiaip ką reikėtų žinoti verslininkui, sakykime, kažkoks algoritmo atnaujinimas iš Google. Dalinuosi, parodau, kas vyksta, jeigu yra pastabos, sakykime, į ką atkreipdėmėsi, pasakau. YouTube galima lengvai surasti arba Google SEO trečiadienis. Mokymus turiu. Dar mokymus mes turim savo, buvau įrašęs prieš kurį laiką, čia yra visiškai baziniai mokymai tam žmogui, kuris verslininkas neturi SEO pagrindų, nori pats viską daryti, nori pats atlikti optimizavimą, tai yra įmanoma, bet reikia pasiruošti tiesiog investuoti laiką tam, nes tą darbą kažkas turi padaryti. Tai tie mokymai yra skirti, dar turiu ChatGPT mokymus, vėlgi, dabar gal nėra aktualu, mažai kas nemoka naudotis ChatGPT. Tai ten praktiškai verslininkui, kaip tau su ChatGPT, jeigu tu visiškai nežinai, kur paspausti, kaip ir ką daryti, ChatGPT mokymai pradedančiajam, SEO mokymai pradedančiajam. Ir daug nemokamos informacijos yra mūsų blogė EasySEO ir yra SEO trečiadienis YouTube. Vieną frazę arba vieną patarimą žmonėm, kurie tik pradeda žengti į SEO. SEO. Domėtis ir eksperimentuoti. Eksperimentuoti, jeigu yra galimybė ant svetimo projekto arba savo kažkokio projekto, kur tam nesvarbu, jeigu jis bus užbanintas iš Google, kaip pasakoju pradžioje, ir tik tada atlikti savo svetainėje.
Sėkmės citatą. Aš šiek tiek pakeisiu klausimą, čia gal nesėkmės citatą, o kas man padeda, šiaip, kai yra sunkus laikai. Taip. Čia viena frazė, aš nežinau, kas yra autorius. Nu, taip, arba, nu, ta prasme, arba kažkas tokio, kas jūs motyvuoja. Tai, Kas arba, motyvuoja. Taip. Ir motyvuoja, ir padeda sunkiais, nu, laikais, pavadinkim, tokių laikų tikrai būna, kiekvienas iš mūsų turi. Tai yra bendras požiūris, gal net citato bendras požiūris, kad angliškai pasakysiu, nes lietuviškai, nu, neskambės, nobody cares about your struggles. Tai, tapsi, tu turi eiti, dirbti nepriklausomai, kaip tu jautiesi, nepriklausomai, tapsi, kas tau trukdo, turi eiti, daryti, niekam nėra svarbu. Kas tau yra sunku? Ką palinkėtumėt žiūrovam, kurie dabar sėdi, žiūri ir galvoja, ar man reikalingas SEO ar ne? Aš palinkėčiau čia nepatingėti, skirti laiką ir paanalizuoti, ar jūsų tinklapiai tas SEO gali būti naudingas, ar jūsų paslaugos yra, ar, sakykim, produktas yra ieškomas. Yra daug informacijos, kaip sužinoti, kokie raktažodžiai, kiek yra ieškomi, bet tiesiog bendrai skirti pusvalandį, čia būtų gera investicija, skirti pusvalandį ir pažiūrėti, ar mano projekto raktažodžiai tema yra ieškoma. Jeigu jinai nėra ieškoma, ieškoti kitų alternatyvų ir prisiklijuoti prie kitų paieškų, sakykim, kur netiesiogiai ieško, arba sukurti tą paklausą. Paskutinis. Kame jėga? Aš manyčiau, kad atkaklume. Ačiū.